Sveiki, antra, pakalbėkim podcast laida ir šiandien vėlgi komikas Žilvinas Kerbelis, tai sveikas ir kaip leidi šiandien savo dienas. E, Labas, po darbų grįžau namo, tai pailsėjau biškį, su katinais pabuvau ir tiesiog laukiau interviu. Tai kas nežino, Žilvinas Kerbelis yra stand-up komikas ir taip pat YouTube'e turi savo YouTube kanalą, kurį paliksime aprašymę ir kelia į visokį įdomų kontentą. Tai kaip prasidėjo tavo tas stand-upas ir ar patiko tau daryti pradžiai ir kodėl galbūt pasirinkai būtent stand-upą? Prasidėjo tai gal prieš 3 ar 4 metus, o kodėl tai kažkaip norėjau pažiūrėti, ar mano humoras veiks kitiem žmonėm, nes aš galvojau, kad tiesiog esu nesveikas žmogus ir norėjau pažiūrėti, ar yra dar tokių. Tai pasitikrinau, visai veikia, tai ir užsikabinau ant tą stand-upą. Pradėjau eiti open mic'us dažniau, savo pasirodymus rengti, susiradau draugų ir taip įsivažiuoju pabiškai. Taip pat kuri laidas pasikalbėjimai prie surelių, labai toks unikalus turinys ir kartais toks atrodo pašnekovai net nejaukiai gal jaučiasi, ar čia tavo toks yra stilius toks, ar kaip, nes Lietuvoje kiti labiau tokį juokingą turinį daro ir tokį labiau, nu, tavo toks išskirtinis toks turinys pavadinčiau, nemačiau dar, kad kažkas darytų kažkaip panašiai, tai kaip atradai, vat, būtent, kad tavo komedija tokia yra, vat tokia, unikali, sakyčiau. Su realiais tai mes gan senai pradėjom filmuoti, gal 7-8 metai prieš. Ir nu, tai gavom įkvėpimo iš YouTube, yra daug tokio stiliaus užsienio laidų. Ir supratau, kad man irgi tinka toks stilius ir tas nepatogus toks, nes man patinka žmonės statyti nepatogią padėtį ir žiūrėti, kaip jie suksis. Ir nusprendėm daryti tokį. Ir kas gerai, kad niekas nėra surežisuota pas mumis, tai jie ateina ir jie iš tikrųjų jaučiasi nepatogiai, nes dažniausiai tai būna žmonės, kuriuos aš pirmą ar antrą kartą matau gyvenime, nesame susitarę kažko, jie nežino klausimų ir panašiai, tai gaunas toks natūralus nepatogumas. Gal kai kurie ir suvaidina, jeigu jie yra geri aktoriai, bet dažniausiai tai pasimeta. Su kuo tau? Aha. O tas stilius, tai sakau, gal gavau kvėpimo iš kitų. Sumaišiau keletų tokių stilių, savo atradau per kažkiek metų ir taip gavos. Su kuo labiausiai patiko daryti tą pasikalbėjimų laidą ir su kuo galbūt buvo toks, tas nejaukumas mažiausias buvo toks, kaip pats sakai, kad mėgsti nejaukumą, su kuo mažiausiai nejaukų buvo ir su kuo labiausiai tau patiko daryti? Tai mažiausiai nejauku yra su biški labiau pažįstamais, nes šį sezoną filmavom su Kisleku, tai su Benu Lastausku filmavom, tai jie yra kažkiek pažįstami, man tai yra to mažiau nejaukumo, bet labiausiai patiko gal su Lilu daryti, nes gaus taip natūraliai nejaukiai ir įdomių klausimų išėjo pasiruošti ir jis toks irgi žmogus nemėgstantis kalbėti, viešai daug nekalba ir gavos toks, kad mes abu intravertai susėdom ir matėsi iš akių, kad mes nenorim vien su kitu būti ir taip natūraliai tada išėjo nepatogumo jausmas. Viename podcast'e, kuriame buvai kaip svečias, daug buvo kalbama, kad esi žydas, bet to nelabai patikrinau, bet ar čia tiesa, ar čia labiau humoras buvo, pats pakomentuok šitą situaciją. Man senelis buvo žydas ir šiaip pusė giminės yra žydai, jie kaip sakyti, jie 100% žydai, o kadangi mano senelis vedė lietuvę, o pas žydus yra, kad jeigu tavo motina nežydė, tai tu jau nebelabai žydas, kai tai per moters liniją viskas eina. Tai žydai mane dar pripažįsta kaip žydų, bet nelaiko 100%. O tėvas jau skaitęs nebe žydas, jis vedė vėl lietuvę ir toks, aš gal 1/4 žydas skaitaus, jei taip skaičiuot. Bet Lietuvoje nebūna, kad kažkokių sunkumų būna, ar ten patyčių, ar antisemitizmo dėl to, kad yra žydiško kraujo kažkokio
ar ypač po šitų, kas vyksta Izraelyje dalykų, nebuvo tau kažkokių nemalonumų, gal taip pasakysiu. Mm, ką aš žinau, būdavo vaikystėje tos replikas tokios, kad, o, čia atsargiai žydus apgausta, bet aš nelabai kreipdavau dėmesį, žinai. Nes nu, yra tie žmonės, kurie nemėgsta, bet tiesiog nereik duoti peno jiem pelnytis iš to heito. O dabar nežinau, kažkaip gal va dabar kelionę planavom į pailsėti į Egiptus, tai sakau, gal nevažiuojam, nes gali būti, kad papjaus mane. Aš turiu tokią tatuiruotę didelį per visą koją žydišką ir pamatytų mane su šortais ir sudubasintų. Pirmoji laidoje kalbinau Nedą Zimantą ir klausim, kaip tapti stand-up komiku, tai paklausim ir tavęs, kaip tapti lengvesniu būdu, ar kaip tapti, kaip pradėti stand-up komedį, vat visą tą reikalą nuo nulio, kuris nori pradėti. Tai geriausias būdas, aišku, eiti open mic'us, bet manau, prieš einant į open mic'us turi pasidaryti researchą, kas tau labiausiai patinka, ką tu nori pasakyti žmonėm, nes dabar daug kas pradėjo labai lipti tas open mic'us ir reikia kažką išskirtinio parodyti, sugalvoti, ar ten, nežinau, ar kažkokius propsus naudoti, ar kažkokį savo stilių atrasti, nes kitai bus, kad užlips ir pasakos, kaip gerit su draugeliais, kas šiaip gal yra jokinga kompanija jūsų, bet šiaip šimtų nepažįstamų žmonių tai gali būti nejokinga, tai reikia surasti tą savo kažkokią nišą. Pats minėjai, kad turi daug katinų, tai čia tavo kaip hobis katinai, kiek pats katinų turi ir iš kur užsikrėtė tokia meilė katinams? Šiaip, kai gyvenau vienas, norėjau šunį pasimti, bet gyvenau mažam būti ir supratau, kad jam blogai bus, jeigu aš dirbu beveik visą dieną, šuo būti uždarytas. Tai nusprendžiau katinų pasimti, pasiėmiau katinų ir kažkaip susigyvenam ir daug bairių su katinais yra jokingų, tiek internete, tiek iš gyvenimo gaunus. Tai kažkaip gerai sekas ir mažiau priežiūros reikalauja negu šuo. Tai abu tokie esam tinginiai ir atspindim viens kitą. Sako, gyvūnai supanašėja su šeimininkas, tai man atrodo taip ir gavos, abu svorį priaugom, turim viršsvorį ir nieko neveikiam. Aš kaip krepšinio fanas pastebėjau gal pirmą kartą tave, kai tu darai su Margeriu Normantu į tą savo laidą ir ar buvo sunku su juo suderinti, nes vis tiek krepšininkas ir kiek buvo, nu, tu matėsi to nejaukumo buvo ir kaip pavyko suderinti ir pats papasako, kaip sekėsi padaryti ir kodėl buvo mintis būtent Margerį pasikviesti. Nes žinau, kad Margeris šiaip vaikšto į stand-upus, jis įdomis humoru ir jo tas, kaip sakau, humoro intelektas yra gan aukštas, kad jis daug supranta bairių, tą cringe supranta, nepatogų humorą. Tai tiesiog parašiau ir sakė, ok, tai buvo sunkiau tik tais arenų susiderinti, kad leistų ten filmuoti, bet tai irgi ten paro žinučių reikalus susiderinom valandą, nuvarėm ir nufilmavom. Kažkaip gan lengvai, gal atrodo, kad sunku susiderinti, bet pavyko. O jis man žinojo, man atrodo, iš humoro, nes jis pats draugas yra su Pauliu Ambrazevičium, tai žino tą virtuvę humoristų. Gal pats esi Ryto fanas? Šiaip pradėjau eiti varžybus, nes 9 metai Vilniuje gyvenu. Galvoju, reikia pradėti palaikyti komandą. Nes šiaip, kai Kaune gyvenau, Žalgirio eidavau varžybus. Ir dabar kažkaip nejau, bet galvoju, kad jau tiek laiko gyvenu, reikia pradėti eiti ir Ryto varžybus. Tai kai nueinu, jo palaikau. Tai ačiū labai, su mumis buvo Žilvinas Kerbelis ir ko norėtum palinkėti jauniesiems stand-uperiams, komikams? Gal nebijokit atrodyti išskirtinai ir nebijokit eksperimentuoti. Ir jeigu nepavyksta pirmą kartą, tai bandykit ir gal pavyks iš 3 kartą arba 5 kartą. Ir nenuleiskit nosies. Tai ačiū labai, sėkmės ateityje. Ačiū tau.
Antroji pakalbėkim laida baigėsi, su mumis buvo Žilvinas Kerbelis ir Augustas Skiparis ir laukite trečios laidos. Viso.